Labas, čia Ironvytas ir rubrika Susipažinkim su Nordspace išmaniųjų erdvių kaimynais. Šiandien einam apsižiūrėti įmonės Printon, kuri užsiema merčo gamybą, reklamų spausdinimu ir yra įsikūrus išmaniosiuose Nordspace erdvėse. Tai einam susipažinsim su Printon. Esam prie 15 bokso, kur įsikūręs Printonas. Printonas gamina įvairiausius lipdukus, ant rūbų meršai ir visokią reklaminę atributiką. Tai užeinam, pažiūrėsim, kaip jie įsikūrė. Sveiki, gyvas. Sveiki. Taigi, esam tavo valdose, Printone. Tai pasakok, kaip tu čia įsikūrė, kiek jau laiko šitose patalpose? Šitam objektą realiai vieni iš pirmųjų įsikūrėm, tai bijau sumeluoti, bet čia daugiau negu 1,5 metų. Jau 1,5 metų tu čia. Jo. Ir tavo pagrindinė zona yra viršuje. Realiai jo. Einam pažiūrėsim? Einam. Tai kuo tu čia užsiemi? Realiai gaminam visą spaudą, tai pradedant lipdukais, tai yra lipdukai, yra tentai, turinė reklama, automobilio apklijavimas, visas vrepas, lankstinukai, spauda šiaip ant rūbų. Realiai visa fizinė reklama. Ir dar tuo pačiu realiai antrą turim įmonę, kur mes darom tai vadinamus skinus. Tai yra, grubiai tariant, lipdukas. Ai, čia ant... Jo, ant visų įrenginių, ten pradedant nuo konsolių iki kompų, laptopų, telefonų ir taip toliau. Man irgi tokio reikėtų. Net nežinau, kad tokius daro čia. Ir kaip tau pačios Nordspace patalpos? Nes tu sakai, kiek jau 1,5 metų čia įsikūręs? 1,5 metų. Tai realiai didžiausias pliusas, kad jas galime valdyti nuotoliu, nes pas mus vis tiek didžioji dalis spaudą atvažiuoja žmonių pasiimti naktį ir automobilių apklijavimas, nes atliekam tiek pilną spalvos pakeitimą, tiek reklaminį apklijavimą, tai ne visiems tinka ir patinka darbo valandom. Kada atvežti arba pasiimti. Jo, tai mes turim tokią paslaugą, kad pas mus galit pasiimti bet kada spaudą, automobilį atsimti bet kada, tai tiesiog nuotoliu pakeliam, tai lygiai tokiu pačiu principu gaunam visus produktus. Tai visi tiekėjai pas mus atvažiuoja realiai anksčiau ryto, negu mes pradedam dirbti. Ai, tai gaunasi sutaupat laiko, kad nereikia tenais būti 8 ryto, kada, pavyzdžiui, atveža ten medžiagas, iš kurių darot. Taip. Čia, galima sakyti, didžiausias pliusas, nes mūsų darbo laikas tiesiog labai stipriai prasiplečia. Ir nereikalingas fizinis kontaktas prekių atidavimui, atsiėmimui. Kaip su kaimynai sutarėt? Nes kiek mes kalbinom kaimynų, tai kažkaip panašu, kad klientų užtenka net ir iš aplinkui. Taip, realiai didžiai daliai klientų tikrai ridai gaminam spaudą visą, Bolto nuomai, Dagui visą spaudą gaminam, kaviniai labai dažnai, lipdukai, skrajutės ir taip toliau. Ir pačiam Nordspace'ui gaminam. Nordspace irgi gaminat visokios iškabas ir visą kitą, Taip. Ne? O ką patys iš kitų? Iš kitų dažniausiai naudojame serviso paslaugom, nes kaip tik patys hibridą vairuojam, tai hibrido visas tvarkymas yra labai aktualu. Ir kavinė, didžioji dalis. Ir kavinė, nes norisi nueiti skaniai pavalgyti. Ką gali pas tave žmonės užsisakyti, jeigu dabar kažkas tai žiūri šitą video ir galvoja, kogi gali būti Printonas man naudingi? Tai viskas, kas susijęs su spauda, reklama, būtent turinė, prie kurios galima prisiliesti, tai viską galim pagaminti. Tai yra vėliavos, tentai, lipdukai, spauda ant rūbų. Merčas. Taip, grubiai tariant merčas. Ai, tai va tokią spaudą ant marškinėlių darot irgi? Jo, tai vienas iš pavyzdžių. Dirbam su ne vienu influenceriu ir drifto komandom, tai gaminam jiems merčą, kurie jie vėliau renginių metu pardavinėja. Nes turim kaip paslaugą print on demand principų, dirbam su influenceriais, kur gaminam tik po faktinio pardavimo. Ai, tai jūs dar daro tokį, kad e-shopą kažkas tai pasidaro. Taip. Ir jūs aptarnaujate e-shopą. Tai pas kaimynus, pas Zenoną. Užsisako e-shopą, pas mus jau visas merčas. Jau ir jūs siunčiat, jūs išsiuntinėjat viską. Jo, mes pagaminam po jau faktinio užsakymo
patį produktą ir siunčiam tiesiai klientui. Tai savininkas net nemato produkto. Gaunasi, jisai tik tai atlieka pardavimą, reklaminę funkciją, jis visą tą operacinę dalį perima. Čia matau ir siūlai, jūs dar ir išsiuvinėjat kažką, Jo, tai ne? siuvinėjom kai vietoj dalį, kita dalis, kur dideli siuvinėjimai panašiai jau atliekami ne čionais. Jau outsourcinat Jo, kažkur tai. nes gaminam tiek ir turinio reklamą, tai kitose patalpose, bet jau ne Norspace gaminam visą šviesdėžės ir taip toliau. Nes Ai, čionais, čia čia tik švariai darbai, kad nedulkintų. Kepurėlės irgi, matau, gaminat. Jo, realiai visas kepurėlės, tai va netgi turim vieną, pavyzdžiui, užsakovo, tas reklaminės visas vėliavas lygiai taip pat gaminam. Tai tik siūnam jau ne čionais. Tai šitie kepurėlės, šiaip visi rūbai, nu, tarkim, pavyzdys. Galim pagaminti skirtingas, bet čia pavyzdinė. Tai spaudą galim realiai ant bet ko uždėti, nėra kažkokio didelio skirtumo, ar ten džemperis, maikė, kepurė, realiai ant bet kokio rūbo galim užnešti. Visas merčas gimsta Norspace. Realiai jo. Norspace. Tai 1,5 metų įsikūrė ir ar skaičiavai, kiek jau esi padaręs merčo influenceriams ar kitiems užsakovams? Mes skaičiavom ne merčą, mes skaičiavom lipdukus. Tai jeigu neklystu, per praeitus metus šiek tiek daugiau negu 15 km lipdukų buvo padaryta. 15 km lipdukų. Taip. Kosmosas. Jo, tai čia ir su aplikavimu didžioji dalis. Kas čia per didelė mašina? Čia yra plačia formatė spaudos spausdintuvas, tai su ją yra gaminama didžioji dalis reklamos, tai jisai tinka, galima daryti netgi ant rūbų printą, bet šiaip didžioji dalis tentai, vėliavos, lipdukai. Ir automobilio apkliavimas irgi su šitu darai. Taip, su šitu. Kur Tikros Ridos komandai, kur darė GO3 projektą kelionę per Europą, tu labai buvai įspūdingai apkliavęs jų tą automobilį. Taip. Tai su šito aparatu gamintas Jo. buvo. Čia nice. Čia realiai gimsta visas jau po dizaino sukūrimo. Čia yra atspausdinama, apačioje mes sulaminuojam ir tada jau keliauja čia nice į viršų arba parlupinėti, arba dar dedam į katerį, jeigu yra tam tikros detalės, kurias galima būtų išpjauti. Tai gaunasi viršui, čia yra jau spausdinimo visa erdvė, o apačioje vyksta darbas apklijavimo. Taip, apačioje realiai visas pasitarimas, idėjos gimimas, čia nice jau jinai yra įgyvendinama pilnai. Nu, ir apačioje apklijuojama. Jo, ir apačioje vėl klijuojam. Supratau. Gerai, tai dėkui tau už pasakojimą. Be problemų. Ačiū Jums. Taip kad, chebrytė, jeigu norit pradėti savo verslą ir nežinot, kokiuose patalpose įsikurt, Norspace, kaip matot, tinka tiek reklamos gamybai, tiek maitinimo verslui, tiek autodetailingui, tiek YouTube kanalams. Tai reikia jūsų fantazijos. Kaip išnaudoti šitas išmaniasias patalpas.